Labą dieną visiems. Šiandieną mes pasivažinėsim šiek tiek vėl regitros keliukais su mokinė Loreta. Tai pradedam nuo starto ten, kur startuoja regitra. Apsuksim mes aplink visą pastatą. Aplink pastatą, kai mes važiuojam, mes prasimėginam automobilį. Kaip ten sankaba, kaip stabdžiai ir panašiai. Tai jūs dabar čia prasibandot automobilį. Ir į kairę mes važiuosim. Sukant į kairę, žiūrim iš priekio, kad net važiuotų kokius automobilius. Nieko nėra, sukam. Jeigu pirmą juostą užimtą, matai, tai ją nevažiuok. Tai gražiai antrą juostą. Gerai. Ir biški nesimato mums perė, tai atsargiai. Žiūrim, kad nieko nebūtų. Nieko nėra. Ir grįžtam dešiniau. Nieko nėra, grįžtam dešiniau. Aišku, jeigu mes aplink tą pastatą apvažiuotume be diržo, tai jau čia būtų egzaminas mums ir jau pasibaigęs. Nes yra ne kartą buvę, kad pradeda startuoti ir užsimiršta diržų sudėti. Prie bordiūro kur nors dešinėje sustojam, posūkis būtinai, kai stojam ir sustojam. Laisvą pavarą, posūkį gali išjungti. Tai nuo čia prasideda egzaminas. Užduodami 3 klausimai, kuriuos galite pasižiūrėti irgi tos klausimus ir pradedam važiuoti. Atsakome klausimus ir važiuojam. Pradedant važiuoti nuo bordiūro, posūkis, vidurdukas per petį ir tik tada mes pradedam važiuoti. Gerai. Perė nieko nėra, ant pavarą jungiam. Ir į kairę važiuosim. Čia oras irgi neblogas, kaip ir nelyja, nesninga. Saulė nešviečia, tai labai gerai visas vaizdas matosi. Čia matom fūrą, laiko egzaminą, reikia dabar jam ant bulinių stumti. Moteris beje egzaminuojasi, neviršia greičio, aikštelė nedaugiau 20. Tiesiai, nieko neskautėsi. Mes dabar važiuosime į kairę, o paskui, kai bus sankryža, tada važiuosime į dešinę. Nes gali būti automobilių, kad neiškištume nosį. Nieko nėra ir važiuojam. Iškart pirmą juostą. Ir sankryžoje, kaip sakiau, į dešinę važiuosime. Čia tokia pavojinga vieta. Tai atsistosime prieš perėją laukt. Kad niekam netrukdytume. O čia. Ir jeigu kas nors, bet tenais, jeigu apsisukinėtų, mes gautume nevažiuoti, leisti jam apsisukti. Nes jisai yra pagrindiniam kelyje, mes esame šalutiniam kelyje. Važiavam. Iškutis norėjai greit, bet neišėjo. Lieka visas gerai. Aišku, per egzaminą, jeigu taip jau mes užkištume, per mumis jau biškai prilėtintų, tai jau būtų negerai. Būtume spėję, bet kažkaip čia geriau palaukti. Saugiai išvažiuoti. Paskui, kai bus posūkis į dešinę, pirmas suksim į dešinę, gerai. Važiuosime į Luizės aikštelę ir toje aikštelėje mes kur nors ieškosime vietos prie parkavimo. Kaip čia įvažiuoti reikės. Gal nevažiuokime tą vaizdą, nes čia žodžiu stoja grinai ant kelio, tai tiesiog nepravažiuosim. Tiesiai jau važiuokime. Suksimės čia į dešinę. Ir kur nors po dešinę ieškom vietos, kur galėtume priparkuoti automobilį. Kai mes ieškam vietos, visada turim žiūrėti, kad nebūtų invalidų vieta, kad automobilis, prie kurio norime parkuoti, kad nestovėtų ant linijos, žodžiu, savo patogiai. Gerai, čia labai puikia vieta. Labai gerai. Svarbiausia įsirinkti tinkamą vietą.
Nes jeigu, pavyzdžiui, koks nors automobilis ten stoja ant linijos, tai reiškia, mes galim jau į tą... Čia viskas gerai, kalniukas rėdi šiek tiek atgal. Viskas gerai. Kai darom parkavimą, svarbiausia palaukti, kol tenais, jeigu yra automobilio, kol visi apvažiuos ir savo ramiai parkuoti. Mes neprivalom iš pirmo kartą parkuoti, jeigu nepasiseka nieko baisaus, visada galima taisytis. Tai jeigu iš pirmo karto automobilį nepastatė, tai nereikėtų čia dėl to ir pergyventi. Aišku, prieš parkavimą galima ir nusileisti veidrodėlius visada, jeigu jums reikia, kad matytume linijas, nes jeigu linijų nematom, biškai prastai paskui. Dabar nenusileidau, tai taip. Tai dabar gali nusileisti, kad geriau matytum. Geriau visada nusileisti, kad geriau matytum. Jo. Taisykis gal į priekį, nes vis tiek neišvažiuos čia. Neįsiai pralysti. Arba pavažiuok atgal, kad žmogui netrukdyti. Gerai. Ir taisomės priekį. Privažiavo pilną automobilį, ne? Gerai, taisykis, jisai parkuos. Į priekį važiuoju. Taip, į priekį važiuojame ir pastatom, padarom už iki galo. Jeigu mes nežinom, į kurią pusę vairą sukti, vis dar užduokit savo plazmą, kur didesnis tarpas tenais ir sukam vairą. Jeigu kairiai, reiškia kairiai, jeigu dešiniai, reiškia dešinę. Nu, tiesiai ir ištiesinam. Ištiesinam, ne, neištiesinam. Jau suskersavom. Oi, taip. Aha. Bordiūro neliečiam galiu. Laisva, rankytis. Gerai, baigiam užduotį, susitvarkim atgal veidrodukus. Tai geriau veidrodukus nusileisti, kad matytume linijas, nes aklai važiuoti, nu, biškai sudėtinga. Susitvarkim atgal viską. Važiuojam, į kairę. Rankinį nepamirštam nusileisti. Mokyklinis parkuoja, ne? Likimo broliai ir seserys. Gerai. Ir mes į dešinę sankryžą važiuosim. Matom šalutinio kelio ženklas, todėl būkim atsargus, pasižiūrėkim ne tik į kairę, bet ir į dešinę. Ir matom ženklas stovi toksai. Taip. Ką čia per ženklas? Gyvenama zona. Jo, tai 20. greitis jo nedaugiau 20. Šitoje sankryžoje mes važiuosime į kairę. Lėčiau, nes kalniukas. Lėčiau, biškį sankryžą išmink. Ir labai atsargiai žvalgomis, kad nieko nebūtų. Šitoje situacijoje siūlyčiau geriau, kadangi nesimato, sustoti prieš perėją ir paskui po biškį judėti priekį. Nes jeigu būtų atsiradęs automobilis, būtume sustoję ant perėjos iš karto, tada jau būtų negerai. Gerai, važiuojam tiesiai. Gazuot nereikia, nedaugiau 20 primenu. Čia prie regitros tie nuosavų namų kvartalai, nepamirškim, kad yra gyvenama zona. Ir labai daug lygiareikšmių sankryžų. Negazuok, 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 negazuok. Nedaugiau 20. Nereikia gazuot čia. O taip lėtai ir važiuojam. Iš vis negazuok. Su paskui grįžtam. Gerai. Mes važiuosim iki pat galo ir į dešinę. Matom
baigiasi. Na, ir yra šaltinis kelias. Tai irgi geriau prieš perėją sustot. Jeigu nesimato, geriau sustot pilnai prieš perėją. Ir sukant į dešinės, gali, pavyzdžiui, dabar iš priekio, gali kas nors lenkti ir tuo momentu tu kišinos, žinai, gali taip, kilti avariją. Tai visada sukant į dešinę reikia visada pažiūrėti ne tik į kairę, bet ir į kitą pusę. Čia jau gautum kritinę, jeigu laikytume egzaminą, nes viršį greitį gyvenama zona nesibaigia. Tai va, ką dažniausiai mokiniai daro, kad pamiršta, kad yra gyvenama zona. Ten išsuka kažkur ir per gazą. Iš vis negazuoja. Nulis. Nereikia. Tai va, primenu, kad greitis yra 20. Tai viena iš tokių dažniausių klaidų. Labai sudėtinga greičiu važiuoti. Jo, labai sudėtinga yra lėtai važiuoti ir labai čia mes visus erzinam. Dar kai būna, kad, pavyzdžiui, važiuoji lėtai ir kas nors iš galo tai aplenkia. Taip atrodo, gal nepastebėjai ženklą, gal netaip važiuoji. Ir tada irgi pradedi gnezuoti ir viskas susidegini savo egzaminą. Pakol kas, kadangi dar nepasikeitė tenais tie reikalavimai, regitroje, pavyzdžiui, yra, kad negali daugiau važiuoti negu 10%. 10% jeigu viršiai, gauni kritinę. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju 22, jeigu pasiektum, jau būtų blogai. Nuo kovo mėnesio regitroje bus nebe 10%, o 10 km per valandą. Tai reiškia, jeigu mes važiuojam 20, tai virš 30 viršydami, jeigu 30 pasieksim, tada mes jau gautume tik kritinę. Dabar 22. Tai va, tas keičiasi, kad mums į mūsų pusę. Viskas, visi pakeitimai į mūsų pusę. Lengviau. Čia sudėtinga 30 greičiau. Taip, tikrai taip. Matai, kad čia niekas tiek nevažiuoja. Taip, čia niekas tiek nevažiuoja. Priekį bus sankryža, mes toje sankryžoje į kairę važiuosime. Labai gerai. Ir trumpas postas atgal. Ir matom svarbų ženklą, kad mums baigėsi jo gyvenimo zona. Prieš perėją geriau sustok. Iš kairės, iš dešinės ir iš priekio turi nieko nebūt. Važiuojame kairę. Gerai, stengiamės ant tos linijos neužlipti ištisinės. Gerai. Toliau, kai bus šviesoforas, mes važiuosime į kairę. Gerai? Gerai. Čia ne vienpusis kelias, kad kairiau reikiuotis. Čia irgi daug mokinių daro tą patį, kad pasakai kairę ir pradeda prieš eismą važiuoti. Tai šitą vietą labai gerai reikia atsiminti. Jeigu tenais mokinys nėra čia buvęs, tai tikimybė, kad susimaus didelė. Ir paskui, kai dirbai kairę. Gerai. Ir važiuodami kairę, nepamirškim iš priekio praleisti automobilius ir pešiuosius, jeigu ten bus kairiai pusė. Toliau dar, kai važiuosim į kairę, nenueikim dešiniau, nes čia automobilis gali tiesiai važiuoti ir kad į jo juostą mes nepataikytume. Kad neįvažiuotume į jį. Tai va taip tiesiai tiesiog, bet ne į dešinę. Labai lėtai, žiūrim, kas tam vyksta, apie 3 mašinas, įvažiavam bendriuką. Matom, tai pravažiavo, žmonių nėra, nepažiūrim, ar nėra žmonių. Jeigu būtų žmonių, laukiam čia. Prie perės sustoti negalėtum, nes užblokuotum visą kelią. Gerai, ir važiuojam tiesiai. Šitam video labai daug bus vietų, kur labai lengva yra susimauti per egzaminus, tai tas vietas būtų čia gerai jums visas žinoti atmintinai. Tikrai atmintinai, nes jeigu kas nors neaišku, kur atsisukit, pasižiūrėkit, iš naujo įsijunkit, nes labai sudėtingų vietų yra. Čia tie viskas laiko egzaminus. Čia sudegus kelis kartus. Mes važiuosime visą laiką tiesiai.
mes esame Kretingos gatvėje. Jeigu kas nors nežino, kur esam. Aišku, kol stojam, tai pasižiūrim, kaip čia mūsų tie veidrodukai, ar gerai viskas su jais. Galim pažiūrėti, kas už mūsų vyksta. Galim pažiūrėti, jeigu važiuotume į dešinę, kaip reikėtų elgtis į dešinę važiuojant. Ten ar į kairę, jeigu važiuotume, kur reikėtų. Mes galim panagrinėti sankryžą. Mes dabar tik tiesiai važiuosim. Skidelį galim pažiūrėti, ar nereikia kokių papildomų ten lempučių, gal kas nors tenais, bet viskas gerai, ne? Galimas toksai klausimas regitroje, kaip patikrinsi, ar veikia ABS. Tai labai paprastai, tiesiog skidelė neturi degti ABS lemputė. Jeigu degtų ABS lemputė, reiškia ABS neveikia. Tai va, čia toks naujas klausimas bus. Su vairo užrakinimu dar yra klausimas naujas, kaip atrakinti vairą. Žiūrėjom. Ir kitas dar klausimas, reikia jungti galinį stiklą, kad čia reiktų nuomonė tokį paspausti kvadratinį su vėjeliu. Tokių naujų klausimų prieš egzaminą. Matom greitis 40. Video, jūs taip sakėt, prieš kiekvieną kalnelį išmokinu antrą pavarą. Taip. O jūs paskui jau važiuokit, kai išlaikysit. Jo, kaip važiuokit. Nes servisai brangiai kainuoja, geriau saugoti savo automobilį. Jau geriau prisilėti. Nes jų paskirtis yra greičio lėtinimo priemonė. Tai va, su tais kalniukais geriau nelaužyti. Jeigu ne pats remontuojas, tai kainuoja. Bet kitą kartą kažkaip nepastebi tą žemę. Tada nieko visos. Dabar žiūrėk, biškį negazuok. Mes važiuosime tiesiai. Čia labai pavojingas sankryža. Tau reikia persirikiuoti dešiniau poskas. Reikia išmėgti sankryžą. Iš karto. Mes čia biškį tenka ištiesinės paliesti poskšių. Nes tie automobiliai tenais neleistinai stoja, ne? Tai va šitą vietą labai pavojinga, nes mokiniai dažnai praleidžia ženklą, iš kurių juostų važiuoti tiesiai. Kad šitas dalis tvarko čia kažką, ne? Gerai, važiuoti tiesiai. Šitokios naujos vietos. Taip, tai šitą sankryžą mokiniai, jeigu nėra buvę, tai 9% kad sudegs. 90%. Gerai, mes sustosime prie bordiūro. Rodyk poskai dešinę. Sustojam prie bordiūro. Sustok čia. Ir mes čia padarysime riboto ploto kiemelį. Čia apsisuksime. Pavarą pasikeičiam. Pažiūrėjom, ar nieko nėra. Ir apsisukam. Riboto ploto kiemelis. Svarbiausia šitoje užduotyje neliesti bordiūrų. Jeigu katinais per porą kartų galim nuvažiuoti, bet svarbiausia jokių kontaktų nebūtų. Gerai, atbulinę pavarą, poskas į dešinę, pradedam po biškutį sukti ir judėti to pačiu. Nes jeigu visą vairą susuksi, o paskui judėsi, jau čia tokia maža klaidelė būtų. Realiam gyvenime tai čia nieko tokio, ta prasme, nėra čia. Bet pagal regitrą, padangas gadinasi. Bet realiam gyvenime tikrai taip galim važiuoti, ta prasme, vairą susukti, tai čia nieko tokio baisaus nėra. Gerai, ir išvažiuojam. Pavarai, atbulinė tu jungi. Aha, nes tu išjungiai atbulinė, vėl jungi atbulinė. O dabar gerai. Leis ankamą. Leis kelkuitą. Išvažiuojam. Gerai. Ir važiuojam tiesiai. Tai vat norėjau parodyti šitą sankryžą, kažkuriuose videose esu ją filmavęs, bet dar kartą rodau, nes jinai tikrai, jeigu nėra buvęs mokinys, tai jam jau viskas čia. Mes tiesiai važiuosim, pereinam su posūkiu. Ir išjungiam. Ir peržiūrime, kad nieko nebūtų. Gerai, mes važiuosime tiesiai. Ir išjungiam truputį tokiam. Dabar iš priekio parvažiuoja automobilis. Kieno yra pirmumas? Jo. Kodėl? Štai, kad mūsų pusėje užstatyti. Teisingai, nes mūsų pusė yra užimta ir mes jau lendam į kitą juostą. Čia kaip ir turėtume. Važiuok, pabiškai tilpsim čia drąsiai. Tai mes važiavam taip apsižergę liniją.
Tai va taip ir mes važiuojam. Nereik bijoti, tik nevažiuojam per arti automobilių. Taip, kad durelės nesidarytų. Ir su trumpu posūkiu grįžtam. Ir išjungiam. Kalnelis. Gerai. Paskui mums antrą pavarą. Viskas gerai, antrą pavarą. Paskui bus reguliuojama sankryža, mes į kairę važiuosime. Primenu, kad į kairę važiuojant, būk atsargiai, stebėk situaciją. Iš priekio, pėsties. Jo, viską žiūrėsim. Labai gražiai važiuoji, kad taip atsargiai ir žiūri, kur važiuoji. Tai yra labai svarbu. Mes negalim bet kur važiuoti, kur norim. Nes, pavyzdžiui, jeigu būtų pirmo juosto autobusu, tai jokių būdų mes čia nepapuolam į kairę važiuoti. Arba, pavyzdžiui, būtų ne autobusu, o greitėjimo juosta. Irgi mes čia nepapuolam į kairę važiuojant. Tai vat, labai gražiai važiuoji į kairę ir žiūrėjai, kur važiuoti. Niekas nedraudžia žiūrėti. Svarbu matyti. Žiūrėti tai galima. Bet būna, sakau, kad tiesiog net nežiūri, suka bet kur, o paskui tik tai jau kai atsirado, tada jau pradeda žiūrėti, kur aš atsiradau. Gerai, mes sankryžoje važiuosime į dešinę. Atkreipiam dėmesį, kad sankryža tai yra tas keliukas, kur nusisuka. Nes reguliuojamas sankryžai draudžiama į dešinę važiuoti, nes ten galima tik tiesiai. Tai vienintelis posūkis į dešinę mūsų yra va čia. Tai čia būčiau irgi susimaus. Taip. Tai šviesoforė mūsų dešinė negali, nes ženklas rodo, kad tik tiesiai tenais. Tai mums tik čia. Ir čia labai yra pavojinga vieta. Viena mokinukė mano sudegė per egzaminą, nes užkišo automobilį. Tavo šalutinio kelio ženklas, tai sustok ir žiūrėk, kad nieko nebūtų. Sustok. Stop. Posūkį rodau. Gerai. Ir žiūrim, kad būtų laisva. Neskubėk, išjunk pavarą, pavytėme sankabas, matai, kad pilno automobilių palisėjiškai. Tai va čia mano mokinukė vienas sudegė. Žiūrėk, nieko kaip ir nebėra. Važiuojam. Gerai. Paskaičiau. Mes sankryžoje važiuosime į dešinę. Vykiuojamės dešiniau. Gerai. Veidrodėlis pradeda gražiai. Ir va čia suksimės į dešinę. Jau lėtinam greitį. Antrą pavarykiam. Ir leidžiam sankabą švelniai. Gerai. Mes grįžtam vėl prie tos sankryžos, kurios mes jau buvom. Ir mes šitą sankryžą šiandieną apvažiuosime iš 4 pusių. Kodėl būtent šitą sankryžą? Todėl, kad čia irgi labai yra sudėtinga ir labai dažnai joje susimaunama per egzaminus. Todėl mes kartuosim daug kartų. Važiuosim tiesiai tai. Ne, mes dabar važiuosime į kairę. Reguliuojama sankryža kairė, neskubėk. Gerai, einam kairiau. Šitą matai, iš tos jos galim. Tiesiai iš tos. Žiūrim iš priekio, kad mašinų nebūtų ir pėsčiųjų, kad nebūtų. Pasisekė, mums nieko nėra, ne? Ir važiuojam į kairę. Tik ant ištisinės nevažiuojam. Gerai. Tai šitą sankryžą jau mes prasuksim daugiau kartų, kad mokiniai
įsidėmėtų ir žinotų, kaip iš kurios pusės reikia elgtis. Nes važiuodami kiti, pavyzdžiui, su instruktoriais ne visada tą sankryžą iš visų pusių įveiks. Ne tik, kad įveiks, ne visada atsiras toje vietoje. Nes tiesiog visų sankryžų neįmanoma pravažiuoti. Todėl video labai yra gerai. Čia į dešinę važiuosim. Visada sukat į dešinę, nepamirštam pasukti galvą į dešinę, pažiūrėti, ar ne koks dviratis neparlėkia, ar paspirtukas. Nes dideli greičiai jų yra ir mes tiesiog galim nesuprasti, iš kur atsirado. Nes sukdami į dešinę, jeigu mūsų atsitrenks, čia į kairę važiuosim. Jo, mes būsim kalti, turėsim iškart iki teisminį tyrimą, žodžiu, daug problemų. Ir sukam čia į kairę. Šitoj gatvėje labai mėgsta padaryti lygiai gretų parkavimą, bet mes nedarysim, važiuosim toliau. Tai va, čia gali būti prie to BMW, prie kitos irgi BMW gali būti. Žodžiu, šita gatvė yra labai mėgstama lygiai greičiam parkavimui. Bet mes nedarysim, negaišim laiko, mes važiuojam kuo daugiau sankryžėlių įveikti ir panašiai. Matom priekyje vieną mokyklinę, daro lygiai gretų. Mes važiuosime pagrindiniu keliu. Tik tais nepamiršk, kad ten už to posūkio gali išlysti staigiai automobilis, tai atsargiai. Jau rodom posūkiuką, išmink sankabą ir taip atsargiai, nes gali išlysti staigiai automobilis. Jau taip biškį dešiniau ir sukam kairę. Tai automobilis važiuoja. Pabiškį sankabą leisk, ne mes tik tais, kad neužgesti. Čia irgi galimas variantas lygiai greičiam parkavimui, irgi vieta gera. Čia yra įkalnė, tai įkalniai mes kaip priparkuojame, nepamirštam, kad susukam vairą kur? Į kairę. Jo. Mes į kairę sankryžą važiuosim, biškį pastrauk dešiniau, prieš perę sustok. Stok. Ir dabar po biškį važiuosime arčiau, nes mes nieko nematom iš kairės pusės visiškai. Dešinė yra automobilių, bet mes kai lėtai privažiuosim, jau nebeliks. Palapiškai čia dabar atsirado, akivaizdžiai daug. Pavojinga vieta į kairę važiuoti. Irgi koziris geras čia. Regitros. Dar plius kalnelį šiek tiek, ne? Gerai, tai po biškutį priekį judam. Vairą nesuk į dešinę. Tiesiai taip. Žiūrim, iš dešinės nėra, iš priekį nėra, iš kairės nieko nėra. Ir sukam į kairę. Šita vietelė tokia vai nesmagi, ne? Svarbiausia yra neskubėti, pradžiai sustojam prieš perėją ir paskui matom, kad jau jeigu nieko nėra, tada po biškį pradedam judėjimą į priekį. Nes kitaip tenais išvažiuoti, nežinau kaip. Tiesiog nesate ekstrasensai, negalite spėti, bus nebus. Gerai, grįžtam prie mūsų pavojingos sankryžos. Tada, kai bus mums šviesoforas, reguliuojamas sankryža, mes važiuosime į kairę vėl. Praeitą filmavimą mes darėm video labiau centro pusėj, centre, o čia dabar labiau darom prie regitros žmogus prie perės. Matom į priekį, praleidžiam. Taip padėkoja, karmos taškutų. Ranką priešintis pridėti, tik negazint, nevažiuok prie jūs taip, kad su termo paskui negautume per kapotą. Žmonių stengiamės nepagazinti, neišgazinti, nežinai, gali įsigazinti. Gerai, mes šitoje sankryžoje važiuosime į kairę. Prieš eismą nesugalvojom niekur važiuoti. O taip, šitoje jos taip liekam, o taip, liuks. Ir mes važiuojam į kairę, reikia būti atsargiems, reikia prasileisti jo iš priekio. Mes įvažiuojam iki viduriuko, daug maž jau, laisvą gali jungti, nes matai pilno automobilio. Važiuojam viduriuką. Sustok čia, pasiruoš pavarą. Pažiūrėk, mašina iš priekio, parlėkė dideliu greičiu, įsivertink, ar tilpsi, ar spėsi, ar nespėsi. Geriau nerizikuoti. Jeigu užsidegs raudonas šviesoforas, mes turėsim dabaigti. Plius dar važiuojant į kairę, būtinai pasuk galvą, pažiūrėk, ar pešiųjų nebus tenais. Nes jeigu jų būtų, reikėtų paleisti. Ja, jeigu nieko nėra, važiuok. Labai gerai. Čia po dešinę kartais prašo pastatyti automobilių priekiu.
kartais būna, kad prašom po dešinę pastatyti priekį. Gerai, važiuojam tiesiai. Atrodo jums ganėtinai sunkias vietas, kur jeigu nesat buvę, tai gali būti problemyčių. Suksimės į dešinę sankryžą. Viskas gerai su paru. Čia jau mūsų pagrindinis ir čia per kamerą nesimatys, bet čia grinai net per kamerą net nesimato, kad grinai ant posūkio jo gyvenamas zonos ženklas čia buvo. Tai net per kamerą nesimatė, kai mes sukam, tai mokiniai irgi dažniausiai nemato, nes ten grinai ant kampo tas ženklas, tai gyvenama zona 20 greitis. Mes esam prie bažnyčios. Tai irgi tą vietą siūlyčiau įsidėmėti, nes tikrai per kamerą nesimatė to ženklo. Negaudykim jo. Ta forma pamėginkim padaryti prie bordiūro, sustom čia dešinė ir atbulinių čia įstumkim, gerai? Gerai, sustojam. Atbulinę jungiam. Laisvą pradžiai laisvą, o dabar atbulinę. O taip, apsidžiamo nieko nėra. Ir važiavam. Regitros automobiliuose yra tie pipsikai, davikliai, tai juos reikia girdėti. Labai arti bordiūro nelendam, jeigu nematom, nusileidžiam veidrodėlį. Tai yra labai svarbu matyti, nes jeigu šitoje užduotyje mes, pavyzdžiui, paliečiam bordiūrą, jau egzaminas baigtas. Ir negali būti atstumas toliau negu metras. Jeigu priekį automobilis nedarom užduoties, palaukim, kol jis važiuos. Nei priekį negali, kad nebūtų. O dabar važiuojam. Ir stenkis arti nelys. Biškai kairę vairą. Per arti nelys. Ir palei bordiūrą įvažiuojam galų. O tai pipsi, kaip reiškia, yra šalia bordiūros visai. Jodam. Jam nepatinka, kai taip arti automobilį. Kai taip arti būna bordiūrą. Dar ten galiai yra tvora. Į kairę važiavam. Taip, toliau vėl bus ta pati sankryžėlė, kur mes buvom. Mes važiuosime joje į kairę vėl. Nevirši greičio, nepamiršk, kad gyvenama zona, nes jau 30 važiavom. Nėra greit aplenkti. Perinam dešiniau. Ir mes į kairę. Iš kairės, iš dešinės ir iš priekio. Turim praleisti. Nes parvažiuoja dar iš dešinės, dar iš priekio parlėkio. Kantrybės. Į kairę važiuoti vienas iš pavojingiausių manevrų, ypač nereguliuojami sankryžų. Iš šalutinio kelio į kairę važiuoti pavojinga. Kaip ir nieko nėra, nevažiuojam. Biškai daugiau priekį, kad neužkabinti ištisinės. Gerai. O dabar tenais, kai bus reguliuojama sankryža, mes važiuosime tiesiai. Tiesiai mes visada važiuojame, jeigu, pavyzdžiui, ir nieko nesakyčiau. Pavyzdžiui, tylėčiau, nieko nesakau, tai tu žinai, kad važiuoji tiesiai. Tai irgi tiesiai važiuoti būtinai turim atkreipdėmėsi ženklą, nes būna irgi kartais, kad tiesiai sumasta iš vidurio važiuoti. Tai irgi pavojinga. Teisingai perinam kuo dešiniau. Ir paskui išjung, kad nepagalvotų žmonės, kad į dešinę važiuojam. Tiesiai važiuojant praleisti nieko nereikia. Antrą pavarą jung. Gerai važiuojam. Tai va taip tiesiai čia reikia važiuoti. Irgi parodau, nes sudėtinga. Gerai, mes važiuojam.
važiuosime iki pat galo, paskui į kairę. Ten, kur tas automobilis nusuka ten toliau. Čia ženklas yra, kad 2 juostos, todėl per vidurį nevažiuojam, tai biški taip pat, geriau biški šiek tiek. Važiuojam arčiau, šalutinio kelio ženklas, labai pavojinga vieta nusiškišti. Žiūrim iškrės, kad nieko nebūtų. Lais power įsijung, koja nusankamos. Kairė, čia. Jo. Tenais į kairę, ten bus greitėjimo juosta, reikės taip kairiau važiuoti ir paskui gražiai iš jos persirikti, nes ten matai yra ženklas, kad greitėjimo juostas. Iš kairės pusės bus greitėjimo tokia juosta. Bus įdomi jau. Kantrybės, palaukim, kol nieko nebus. Pasiruošiam ir važiuojam. Šitą važiuojam. Poskai rodom į kairę jau. Gaziuką biškį. Kuo kairiau, kaip paskui tavo Volvo. Neskubam. Poskis dešinę. Jeigu nieko nėra, gražiai persirikiam. Važiuojam, gazą spaudžiam. Powerą pasikeičiam. Nieko nematai, ne? Dar kartą persirikiam. Improvizuok. Pasilenk, žinai, jeigu nematai, nes veidrodėlį pamiršom susitvarkyti. Viskas gerai. Važiavimo metu mes veidroduko nelieskime. Kai sustosim kur nors prieš šviesoforą raudoną, tada mes tą veidrodėlį ir susitvarkysim. Gerai. Mes sankryžoj reguliuojimui važiuosime į kairę. Kai pravažiuosi šitą sankryžikį, dabar jo neskubėk, dar nesirikiuok. Dar ne. Poskį rodom. Gerai. Vieną juostą ir dar kartą. Gerai. Aišku, galėjau ir anksčiau pasakyti šiek tiek, bet biškį nukrypo mūsų tema dėl veidrodėlio. Gerai, sustojam, susitvarkam veidroduką. Jeigu pamiršot susitvarkyti veidrodėlį po kažkokios užduoties, nieko baisaus, nepasimeskit, viskas gerai. Tik važiavimo metu nepradėkime reguliuoti veidrodėlių, nes tada tikrai prisidirbsim nesąmonę. Į kairę. Jo, į kairę mes važiavam, matom, kad lempa yra strėlytė. Tai reiškia, mums nieks netrūda. Normaliai atsiras to juostojo, poskis, veidrodukas per petį ir tada gražiai pereiti. Nes šiek tiek gal per greitai iš karto į pavojinga buvo. Gerai. Paskui vėl bus mums reguliuojama sankryža, mes į kairę važiuosim. Ir čia turiu užsidegti tą sekciją, tą kairesnę, tą, ne, turiu žalės, nes būna mokiniai dažnai susimauna, nesusidega tą žalės ir visi varo į kairę, nors į kairę mums rodo raudonas. Nu, pamatysi. Tai va, kai užsidega žalė, atskaitė jau pradeda važiuoti į kairę, bet ne, negalima, nes aiškiai rodo, kad į kairę važiuoti raudoną. Sukam, antram ir sukam į tą kairę. Gerai. Ir tiesiai. Toliau grįžtam prie savo sankryžos. Kaip ir sakiau, iš visų pusių tenai mes važiuosim. Tai toje sankryžoje reguliuojama mes į kairę važiuosim. Šitoje sankryžoje ganėtinai dažnai būna avarijų. Ganėtinai dažnai. Prieš
prieš mėnesį laiko mums su mokinę važiuojant, su mokinę Davilę, prieš nosį, prieš akis nutrenkė žmogų. Būtent šitoje sankryžoje. Ir būtent automobilis važiavo į kairę, kaip mes dabar važiuosim. Ir ten ėjo žmogus per perėją ir nutrenkė. Gerai, važiuojam viduriuką. Palik įjungti, neišjungti jos. Kai stojame tokioje situacijoje, kairę važiuot, poweras neišjungti. Žmonių vieną ir sukamės. Tai va, čia automobilis važiavo, čia ėjo moteris ir nutrenkė. O mes stovėjom čia priekį. Grinai prieš mus sulaužė koją žmogų. Gerai. Taip. Ką dabar? Dabar mes važiuosime iki pat galo ir į dešinę važiuosime. Šitą sankryžą parodžiau daugmaž iš visų pusių. Į dešinę važiuosim per dešiniau. Tai vat, biškį jau turėsite šiek tiek žinių, kaip joje elgtis. Važiuok arčiau, ten yra vietos tenais. Važiuok arčiau. Šaukime kelio ženklas, žiūrėk, kad nieko nėra iš kairės ir važiuojame. Čia žalias degana. Gerai. Čia seniau šviesoforo nebuvo. Nutrenkė močiutę, nežinau, man atrodo, šuotai perėjo ir tada įdėjo šviesoforą. Ar nežinau, ar dėl jos, bet po to įvykio tai pastatė šviesoforą. Gerai šviesoforai kažkaip. Jo, labai gerai. Iš tikrųjų labai gerai, jo. Bet sakau, nes kai nebuvo to šviesoforo, kai buvo tiesiog perėję, aš nežinau, būna nelaimė dažnai. Tikrai būna. Netgi kai dega ir žalias, tarkim, kaip pėsčiajam, ne? Tu eini per kelią, tau dega žalias. Tai dar nereiškia, kad automobiliai visi sustos. Nes būna, kurie pramiega šviesoforą tiesiog. Tai žmogiška yra klysti. Pagal taisyklės ir pėstysis turi įsitikinti. Taip. Kad saugu. Taip. Turi. Vieną kartą mano praktikoje mes važiavom su mokinę į kairę sankryžoje. Mums dega žalias. Ir toje sankryžoje mums turėjo niekas netrukdyti. Mes įvažinėjom į kelią, ten kur greitis 70. Ir fūra važiavo, kuri nematė, kad jį dega raudonas. Ir mums per plauką vos mūsų nenunešė. Per plauką. Tai gerai, kad pastebėjau, pristabdžiau. Bet ta prasme, jos neturėjo ten būti, jai dega raudonas. Tai tokia buvo patirtis. Tai jeigu jums dega žalias, tai dar nereiškia, kad neatsiras tas, kas važiuoja per raudoną. Nemaloni patirtis buvo. Laimingai pasibaigusi, žodžiu. Toliau bus sankryža, mes važiuosime sankryžoje į dešinę. Čia šitą? Taip, čia į dešinę. Važiuosime iki pat galo, paskui į kairę. Čia mėgsta irgi toj gatvėje padaryti lygiai gretų parkavimą. Aišku, dabar čia nėra vietų, kur čia daryti, bet būna, kad būna vietų, tai čia irgi toj gatvelį mėgsta padaryti lygiai gretus parkavimus. Arba riboto ploto kiemelį mėgsta padaryti čia. Mes važiuosime iki pat galo, paskui į kairę. Šiandien daug kairių gauni. Loreta šiandien visą raudoną, ypač dar kaip filmuoja, tai jau visą, jau jai karšta. Egzaminas. Kaip egzaminai, visi kaip egzaminai, kaip filmuojam. Prieš perėją sustojam. Ir į kairę važiavimas pavojingas. Čia irgi. Nieko nėra, pešių nėra ir sukamės. Persirkiau, nes čia kelias baigėsi. Visi man mokiniai sako tą patį, kad kai važiuoja ir mes kai filmuojam pamoką, kaip egzaminai jaučiasi, tai visi stengiasi maksimaliai gerai važiuoti. Šiaip iš tikrųjų pasiteisinęs dalykas, kad kai jungi filmavimus, labai susigūpė. Visai kitas vairavimas. Nesinori pasirodyti. Jo, nesinori prisidirbti visko, ne? Bet irgi, kai mokiniai
jis, pavyzdžiui, važiuoja tobulai, tai irgi, kaip pasakyti, irgi neįdomu žiūrėti. Kai susimauna, žinai, kažkas kažkur, žinai, bent aš ne vienas, žinai, kuris susimauna, jau pradėtai, žiūrovas galvoti. Dar kažkas rašė, kad video žiūrint atrodo, taip viskas paprasta, taip lengvai, čia važiuoju, čia taip, bet kai sėdi prie to vairo, baigėsi visi paprastai. Taip, yra kitaip, bet video labai padeda. Aš labai daug atvejų įsiminiau, tiesiog važiuoju ir žinau, kad žiūrėjau. Tai ne tas pats, kai važiuoju, bet padeda. Taip. Toliau bus žiedas. Mes žiedė važiuosime... Kur mes važiuosime? Žiedė važiuosime mes į dešinę. Pirmas bus išvažiavimas į žiedą. Lėtinatės greitį, antrą pavareikia. Gerai. Ai, tu nereikia. Viskas gerai, rodik į dešinę, viską gerai darai. Iš kairės žiūrėti, kad jie nevažiavo. Kai tu važiuoji į dešinę, paskui gali iš karto rodyti į dešinę. Ir važiuoju. Trečią, gerai. Ir visą laiką tiesi. Man niekada neteko, sukant į kairę, sustot sankryžos vidury, praleist pėsčiuosius. Realybėj. Nepapuolė dar, ne? Tokia jau čia ekstremalus būtų išbandymas. Viskas prieš akį. Nieko čia ekstremalaus, tiesiog praleidži viskas. Mes atvažiavom į Tauralaukį. Ten priekyje bus žiedas, mes tame žiede važiuosime į antrą išvažiavimą. Įkilsim. Įsitikinam, ar jie čia važiuoja, ne, tai geriau prieš perėstoti ir pažiūrėti. Ir pavarą pakeisk ir važiuoja. Jeigu jau sustoji vietoj, beveik tai pakeisk. Važiuoja. Antrą pavarykį ir mūsų antras išvažiavimas. Čia būna, kad per egzaminus mokiniai sumąsto važiuoti per plytą, kurią mato dabar. Tai yra buvę, kad mokiniai sumąstė tenai sukti. Žiūrėkit, kad jums taip neatsitiktų. Važiuojam. Toliau, kai mums bus šviesoforas, sankryža, tenais šviesoforas, kur priekyje, mes jame apsisuksime. Per arti stengsi neprivažiuoti, didesnis atstumus išlaikyti. Mums čia reikės apsisukti. Važiuoti atgal. Tik nesimės, kai dešinę pusę, žinai, nes kad fūrą nepaleist, dar biškį priekį ir visą vairą. Sukam visą vairiuką. Ramiai, lėtai, kad išsuktume. Va, taip. Važiuosime visą laiką tiesiai. Čia tokia vieta irgi neeilinė bus dabar, tai labai žiūrėk įdėmiai ženklus, kaip tiesiai važiuoti. Jeigu nebūtumėt pasakęs, tikrai
Taip, čia labai lengva susmauti. Nes yra ženkliai rodo, kad tiesiai važiuoti ir plyta. Iš pirmos jos. Tai va, ta vietikė tokia, kurią reikėtų įsidėmėti. Paskui bus žiedas, mes žiedė važiuosime į dešinę. Bus pirmas išvažiavimas. Tai va, iki 20 mažinam greitį, pažyma nieko nėra ir savo važiuojam. Svarbiausia, bordiūrų neužlipam. Fūrom eismas draudžiamas. 10 vakaro, bet tas mums neaktualu. Pavarą pakeisk trečią. Negazau. Jie laisvė. Gerai. Kiek daug šitam video bus sankryžų. Labai daug. Tai naudinga, įdomu. Mes važiuosime tiesiai, paskui bus žiedas. Žiedė mes važiuosime į dešinę, pirmą išvažiavimą. Čia labai yra siauras keliukas ir labai yra tokie, kaip čia pasakyti, aštrus kampai dešiniai pusė. Ir jeigu ratas pagaus tą aštrų kampą, tai gali tiesiog nutempti nuo kelio. Labai lengvai. Todėl arti dešinį kraštą labai nelįsim. Iš to žiedo toj nieko neliks, tas čia perink dešiniau, nes į dešinę visužiausim. Visužiaus. Perink. Svarsas čia išvartys visas gerėlės. Pirmą perink pavarą. Pirmą. Važiuojam pabiškį. Judam pabiškutį, važiuojam. Tenais, biškį dešiniau gali sustoti. Arba čia netgi yra ta kaip rytėjimo juosta. Pavojinga vietelė, labai pavojinga. Ypač su fūruoti važiuoti, jam jaučiu yra reikalų. Čia iššūkis. Čia kirkizas beje. Ir paskui šiauk. Paharas paėminėkim. Gerai. Ir mes už perėjos sankryžų suksimės į kairę. Labai gerai. Sankryžų suksimės į dešinę. Matom šaltinio kelio ženklas. Ir važiuojam. Nes tam mergaitė paspaudė šviesoforą, jei užsidegė žalias, automatiškai visi sustoja. Mes apsisuksime. Dabar? Rikiuok skiriau. Rikiuoks. Važiuojam. Ir vat apsisukimo ženklas. Poskis. Apsisukime, neužlipk ant ištisinių linijų. Matai, yra linijos, ant jų nelipk. Ir nesimesk čia dešinę, nelysk į kitą juostą. Nekopink to automobilį, nes jisai negražiai važiuoja, jis ant linijų lipa. Taip arčiau privažiuok ir stop. Stop. Ir žiūrim iš dešinės, kad nieko nebūtų. Jeigu nieko nebus, mes iškart į pirmą juostą. Gerai? Power išjungta, koja nusanko, viskas gerai. Laukiam, nuvažiuok, pravažiuoja tos du. Ir važiuojam gražiai į pirmą juostą. Toks.
būsi prie kalniuko tada. Ne nuo ženklo, prie kalniuko. Mes jau važiuojam 55 minutės filmuodami. Tai yra ganėtinai sunku išlaikyti dėmesį taip laiko. Egzaminas trunka vidutiniškai 35 minutės. Rašo kiek 5 minutės turėtų trukti, bet šiaip pagal statistiką mano padaryta tai apie 35 minutės. Jeigu egzaminas truktų apie valandą, dar būtų jį sunkiau išlaikyti, nes realiai žmogus išlaiko dėmesį iki valandos. Paskui jam jau yra sunku, ta prasme, jis jau pavargsta ir jau būna jau sunkiau. Tai jeigu egzaminas padarytų kokiam, kad būtų valandą lygiai, nežinau, tai išlaikyti egzaminą būtų išvis kosmosas. Tiesiog užkaistų galvelę. Tai va, mes dabar jau valandą realiai su kamera važiuojam. Nejaučia stresą taip kaip egzaminė būdama. Jau dabar biškėlė. Jau atleido biškėlė. Tai tiek laiko važiuoti yra ganėtinai kaip ištvirmė. Bet kažkaip greitai tas laiks praėjo. Dar nebaigiam, dar bus biškė sankryžiukių. Mes grįšime į regitrą, užbaigsim video regitroje. Tai va, taip ramiai, sau tiesiai važiuojam, pasižiūrim penės, aišku, iš toli, karts nuo karto pažiūrim, kas vyksta už mūsų. Vidudukus perinam, tenais kairį, viršutinį, dešinį viduduką. Mūsų planas bus toks, mes ieškosime apsisukimo ženklo, mes apsisuksime ir kai mes apsisuksime, mes iškart suksimės į dešinę. Už perės sakiokis kairiau. Toliau tas apsukimo ženklas, ieškosime to ženklo. Ir čia matai apsukimo ženklas, rodo posūkį kairę. Žiūrėk iš tenais, kad nebūtų automobilių. Pravažiuojame, privažiuok arčiau ir sustosim. Stop. Ir laukiam, dar autobusas pravažiuos per dviejų iš stotelės. Ir kadangi mes apsisuksim ir iškart į dešinę, tai mums reikės iškart kuo arčiau bordiūro jau. Dabar nieko nėra ir važiuojame. Ir į dešinę. Visokiausių manevrų mes šiandien darom. Ten matai pareina jaunuolis. Mes jį praleidžiam. Toliau, kai bus mums reguliuojama sankryža, mes važiuosime tiesiai reguliuojama sankryža. Važiuojant pamatytum kažkaip įdomi.
mes visą laiką važiuosime tiesiai. Tai vat, kažkaip prasimalėm daug tame gale. Atrodo, čia kaip ir daug nenuvažiavom, bet taip pirmyn atgal, taip ir tas laikas ir greit prabėgo. Aišku, kiekvieną video, kai žiūrit, nepamirškit pasižiūrėti ir datą, kada jis yra padarytas. Nes būna video, kurie, pavyzdžiui, jau prieš metus daryti, arba prieš 2, yra daug pakeitimų, daug ženklų gali keistis. Ir turim būti dėmesingi, atkreip dėmesį, kad nebūna viskas tas pats. Visada viskas keičiasi. Mes važiuosime tiesiai arba pagrindiniu keliu visą laiką. Čia irgi Regitra pravažiavom. Dabar prasidėjo egzaminai, dabar matai, jau su 2 Regitrom prasilenkėm. Nelabai. Aš jau tavo mobilis dar nežiūriu daugiau. Ir čia mūsų kelias eis į dešinę. Prisilėtinam, antrą varom ir svarbu ženklai mums artėja. Pagrindinis. Mūsų pagrindinis ir kad gyvenama zona. Taip. Gazą nespausk, nes nedaugiau 20 ir sau ramiai važiavom. Prie Regitros, kur yra tas nuosavonamų kvartalas, dar yra tokias kaip lygiareikšmės sankryžos. Todėl iš dešinės, jeigu bus automobilis, mes turim praleisti. Todėl žiūrim. Čia šitam kely nelabai daug tų yra sankryžų lygiareikšmių. Bet ten toliau, kur prie namų tų nuosavų, ten vis iš vieno. Tai šitą rajoniuką mes turim čia mokėti kaip 2 kart 2. Ypač tie, kurie eis į egzaminą. Kantrybės, lėtai važiuojant. Sunkiausia iš tikrųjų pagerti, bet taip važiuoti. Tikrai nelengva jo lėtai važiuoti. Tikrai ne. Kelias mūsų nueis į dešinę. Paskui mūsų pagrindinis kelias nueina į kairę. Tau nieko nereikia praleisti. Matome svarbų ženklą, kad gyvenama zona baigėsi. Nuo to ženklo jau 50 gali važiuoti spaudžiam. Ir mes paskui važiuosime į Regitrą. Mums reikia tik iš priekio praleisti. Gerai, ir grįžinėjom. Tai važiuosim į dešinę, paskui kairę. Gerai? Ramiai, iškart į antrą juostą mus veda. Liuks. Ir į kairę. Nu ką, prasivažinėjom valandą laiko ir
kiek čia, 6 minutės beveik. Tai visai mums viskas neblogai gavosi, daug įvairiausių sankryžų. Vieną tokią pagrindinę parodžiau iš visų pusių, kur labai daug mokinių susimauna, jeigu tenais nėra buvę. Tai va tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio.